Na, o Orbanas, Vengrijos, pareiškė štai ką. Jisai iššaukė Bideną, Sorošą ir Europos Sąjungą dėl bandymo prastumti jų darbotvarkę Vengrijoje. Jis pasakė, kad jų šalis nefinansuos begalinio karo su Ukraina ir jisai nepavers savo šalies emigrantų geto ir neleis genderiniai ideologijai plisti savo mokyklose. Robas Schneideris rašo, brangus Vengrijos premjerministrė Orbanai, tu žinai, kad tu darai teisingą dalyką, kai Joe Bideno valdytojai, Džordžas Sorošas ir Europos Sąjunga sako tau daryti kažką kitko. Viską reikia priešingai daryti negu jisai. Orbanas šviesiai pasakė. Jis taip pat pasakė, kad Bruselis kūrė orvelinį pasaulį tiesiai mums prieš akis. Jie perka ir teikia ginklus per Europos taikos organizaciją ir jie nori kontroliuoti mediją per medijos laisvės aktą, kuris kaip visą laiką Europos taikos organizacija reiškia Europos karo organizacija, medijos laisvės aktas tai reiškia cenzūros aktas. Pas juos visi aktai, visi įstatymai visą laiką vadinasi atvirkščiai, negu yra iš tikrųjų. Ir jis pasakė, mes ne tam kovojam su komuniagom, kad užbaigti savo, kaip sakant, 1984 metais, kas yra orveliniai metai, šitie vadinam 1984. Orbanas pasakė, mes ne tam su komuniagom kovojam, kad pabaigtumėm tokioje santvarkoje, kaip 1984 metų knygoje prašytoje. Tiesiai šviesiai vardina žmogus. Vokietija ir Prancūzija tuo tarpu bando įsikišti į Vengrijos rinkimus tam, kad atsikratyti Orbano, bet jiems nepavyko. Ir dabar Vokietija ir Prancūzija ir kitos Europos Sąjungos šalis bando nuversti Lenkų vyriausybę, kuri taip pat, reiškia, buvo prieš vokiečių populiacijos pakeitimo politiką. Lenkija taip pat prieš migracijos politiką, jūs šitą žinot. Ir dėl tam tikros priežasties Lenkija ir Vengrija, pavyzdžiui, mėgsta savo dabartinės kultūros ir jiems nėra poreikio pakeisti jų, importuojant milijonus migrantų. Supras kaip nori. Jisai pasakė, Duda pasakė Lenkijos, mums nereikia jūsų daktarų, mums nereikia jūsų inžinierių, pasimkite juos visus ir mokėkite už juos, mums jų nereikia. Žinot kodėl? Kadangi nėra iš vis teroristinių atakų Lenkijų, 0 teroristinių atakų Lenkijų, jų niekada nebuvo. O kodėl? Todėl, kad ten nėra jokių nelegalių migrantų Lenkijoje. Tarčinskis Dominikas, reiškia, atsakė šitą dalyką. Tai esmė tokia, kad Lenkijoje, mėlyje, vyksta spalvota revoliucija. Po to, kai Lenkija pareiškė, kad nebeginklos Ukrainos, po to, kai Lenkija neįsileido Europos Sąjungos visų šitų debiliškų nesąmonių pas save, staiga Lenkijoje gatvėse praeitą savaitę milijonas, reiškia, Lenkų reikalaujančių nuversti vyriausybę. Jeigu tai atrodo ir kalba kaip CŽV vedama spalvota revoliucija, tai yra spalvota revoliucija. Taip, kad jūs matot Lenkijoje bandymą nuversti valdžią, sukelti spalvotą revoliuciją, nes Lenkijos režimas yra labai nepalankus ir netgi Vokietija pareikalavo Lenkijai dabar, teisingiau pasiūlė išmesti iš Europos Sąjungos po visų šitų cirkų. O Lenkija tuo tarpu reikalavo iš Vokietijos reparacijų, iš šalies, kuri pati tuoj nieko nebeturės. Visiškas marazmas vyksta, kažkoks spektaklis, cirkas, aš nežinau kaip čia pavadinti. Reiškia. Bet spalvota revoliucija, štai jūs matot, tik valdžios politika patapo nebepalanki, reiškia, globaliems valdytojams, Lenkijoje iškart spalvota revoliucija. Ar jinai pavyks? Pažiūrėsim. Aš nemanau, kad jinai pavyks, bet pažiūrėsim.